Lygiai 3 minutės po 13 valandos su Robiu Viljamsu mes pradedame dar vieną be stabdžių programos valandą ir iš ties antradienį šiandieną nepašykštėjo mums svečių. Vienus svečius turėjome, su kitais netrukus labinsimės. Aš praėjusios valandos pabaigoje priminiau visiems, jog mes kalbėsime apie sunkiausias Europoje keturračių varžybas, Rumunijoje vykstančias kodiniu pavadinimu Hunt the Wolf. Ir šiandieną pas mus svečiuose ATV Fanai Racing Team dalis komandos, Paulius Vaišneideris. Gerą dieną, Pauliau. Labą. Ir Antanas Kanopkinas. Sveiki, gyvi. Sveiki. Man šiek tiek sudėtinga dabar kalbėti po to, ką jūs man padarėt šeštadienį, bet aš pabandysiu susitvardyti, nes vienas dalykas, kuomet tu kalbė apie tą dalyką kaip keturratis motociklas, kaip trasa, kaip greitis, iš knygų ir YouTube'ės, kitasgi, kai tu patiri savo užpakaliu. Tai gyvenat jau praktiškai ant lagaminų dabar. Iš esmės ir ant lagaminų, ir jau savo transportuose su busais aš jau visą savaitę važinėjau, vis komplektuoju, pridedu, išėmu, visas sąrašas pildomas, išbraukiama, pridedama, kaip sakant, kaip studentai paskutinę savaitę prieš egzaminą. Tai jau ta baimė kažko nepasiimti ar kažką pamiršti. Jinai yra iš tiesų. Laikom kumščius ir špygas ar kažką tai tokio. Ta baimė iš tikrųjų sutvarko eurai. Ir daug eurų. Ten viską galima nusipirkti. Iš ties, šitame bivake yra ir atstovų, ir parduotuvių, ir netgi techninio personalo, kurį tu gali nusipirkti. Bet iš esmės, čia kaip ir kiekvienose varžybose taip yra ir čia neišimtis. Tai tik tai žinoma, kainos tai jau ten yra biškai. Iš esmės mes taip stengiamės paruošti savo techniką ir savo techninį personalą, kad mes ten galėsim pardavinėti. Ir šiaip truputį gėda sakyti, kad palikau, nežinau, 12 varžtą raktą ar suvirinimo aparatą. Nes pamiršau. Ne, tai šito tokių dalykų jau mes nepamiršim. Čia gali tik tai tokia detalė likti nepaimta, kurios mums iki šiol per 10 metų ir nereikėjo. Tai vat, jeigu tik tai toks dalykas atsitiktų, tuomet mes jos tikėtina galim neturėti. O iki šiol visi kiti gedimai, ką mes turėjom, tai jau mes juos esam aptarę ir tam pasiruošę. Apskritai, Rumunija brangi šalis, kaip turistui, po varžybų, tarkim, sugalvojus kur nors kokį viešbutuką ar kokią programą. Čia geras klausimas, čia žinai, Antanai, brangi. Kam brangi? Taip, gerai. Kam brangi? Taip. Kam nelabai? Iš tiesų, tai sakyčiau, kainos panašios kaip Lietuvoje. Ir jeigu tu nori daugiau komforto, reikia natūralu už jį sumokėti daugiau. Bet jeigu tu nori ten kalnuose miško trobeliai pabūti vienumoj su gamta, tai manau galima tą padaryti pakankamai nebrangiai. Pakalbėkime dabar apie žmonės, asmenis, įmonės ir visus tuos, kurie padėjo, pagelbėjo. Ir nuo to gal reikėtų pradėti, kad reikėjo remontuoti žmogų. Žmogaus remontas, kaip žinia, yra subtilus dalykas ir tam reikalingi tikri profesionalai. Taip, tai šitoje vietoje trumpa istorija su laiminga pabaiga. Tai, ačiū Dievui. Taip. Jo, tai atsitiko, kas atsitiko, čia niekam nepaslaptis jau. Prieš 1,5 mėnesio buvo patirta trauma ir buvo pirmiausiai Tomas, traumatologas, įsitraukė į, kaip sakant, remontą atstatymą. Tuomet mane perdavė Romualdui ir su Romualdu mes dirbome visą mėnesį ir likus jau gal 3 savaitėm jau buvo labai didžiulis nerimas pas mane viduje ir tam tikra tokia depresija, nusivylimas, jau dėliojau planą A, B ir C, kaip čia viskas atrodys, bet finale Karolis įdėjo, jisai tikrai savo srities profesionalas, kineziterapeutas, kuris tikrai atstatė ir šiuolaikinė medicina yra fantastiška ir tie žmonės profesionalus, tai noriu visiems padėkoti, tai yra Tomui, Romualdui, Karoliai, Hebra, ačiū Jums, vien dėl Jūsų aš įpareigotas važiuoti ir siekti kuo aukštesnių rezultatų. Davė garantinį. Sakė, po garantinis laukia po varžybų. Gerai. Daktarai gražinimus priima. Gerai. O kalbant apie rėmėjus, kurie patikėjo jūsų idėją, kurie nori, kad jūs garsintumėt Lietuvos vardą ir koptumėt ant podiumo.
Jo, tai pirmiausiai po to, kai užsikūrė visas šitas projektas, tai čia buvo maždaug prieš pusę metų ir mes supratome, kad tai gali būti projektas, tai gali būti važiavimas ne tik tai su savo pagalba, bet apskritai viešinant šitą sportą, šitas varžybas, keturračius, tai turbūt reikėtų pradėti ir pirmiausiai padėkoti jums. Jo. Tai yra radijos stotis kelyje, kurie mums padeda, už mus serga, toliau mūsų informaciniai partneriai, tai yra 15 minučių, visai ne per seniausiai mes sukirtome rankomis su Sport 1. Tai toliau mūsų didieji ir pagrindiniai rėmėjai, tai yra tarptautinė kompanija GRT, tuomet LTAK su savo produktais Loctite ir Terrason, Regata Great Outdoor, drabužiai, su kuriais mes dabar ir esame apsirengę. Labai norėtųsi net ir nujoti, jo lab, kad tiktų man net ir vardas tas pats. Toliau keliaujant, tai pas mus yra mūsų bičiuliai Forveda, Garmin kompanija, jie navigacijas turi, jie turi laikrodžius, jie turi taip pat kameras, mes kameras naudosime būtent jų veiksmo kameras. Veiksmo kameras. Toliau transporto dvi kompanijos, tai yra Olertra ir Ritrama. Kompanija Promaxas, M-Dalis, Plasta. Visos šios kompanijos mumis patikėjo. Jie važiuoja kartu, tikrai galima taip drąsiai sakyti. Ir ačiū jiems už tai. Taip, kalbant apie techninės naujoves, mes paminėjom, ar ne, KPS-us, paminėjom navigaciją. Kaip jūs šitoj srityje esat pasiruošę ir kokios naujovės? Atvirai ir aiškiai, čia buvo. Taip, iš karto supratau, kad klausimas adresuotas man. Antanas ir navigacija, jie dar, taip sakant, yra pakeliui. Susipažinimo stadijoje. Pakeliui į draugystę, jo. Tai šitą drąsiai galiu sakyti. Tai sekasi normaliai. Iš tiesų, tai dar ir per šitą laikotarpį pasiruošimo dar ir navigacijose atradom tam tikrų niuansų, kurių iki šiol nežinojom. Ir sakykime, toks mažas momentas, kaip yra nustatymas nukrypimas nuo kurso. Taip. Kadangi mums reikės važiuoti užduotų koridorių ir nenukrypti nuo jo daugiau nei 100 metrų, mes išsiaiškinom, kad yra tokia galimybė Garmin navigacijoje nustatyti tą metražą ir jeigu tu nukrypsti nuo to kurso, tau iššoka pranešimas. Tai gali pridėti papildomo laiko tikrai tokio... Būtent, apie tokius... Klaidos išvengimo. Taip, ir apie tokius, tokius padėjėjus mini ir eina kalba, žinai, kad išsigaudai tos niuansėlius ir va tu šitoj vietoj tikėtina jau galbūt esi kažkiek tai pranašesnis, tau leidžia išvengti klaidos. Na, iš tikrųjų, taip, sekundė prie sekundės jau žiūrėk ir minutę, o tai yra svarbu. Jo, o antras GPS naujovė, tai yra situacija, dėl kurios mes iš tikrųjų ilgai diskutavome ir čia vidiniai mūsų ten bangų buvo ir tam tikrų dalykų ir mes turime GPS trackingus. Kitaip tariant, techninė bazė visą laiką matys, kur mes esam. Taip, kur mes esam, ar mes važiuojame krūvoj, ar mes atsilikome viens nuo kito ir jeigu mums ištiks kažkokia tai problema, tai yra gedimas, mes turime SOS mygtukus. 2 SOS mygtukus, Paulius labiau apie juos. Tokie parduotuviai kaip vagia, ar ne? Tokius po sėdynę. Turim 2 mygtukus, vienas, kuris geriausiai būtų nenaudotinas. Vienas mygtukas yra padanga, važiuoju, o kitas mygtukas jau yra stoviu. Tai stoviu reiškia viskas, aš jau... Ir tai matys techninė komanda, ar ne? Ir jie mato, taip, ir jie mato, ir turim tos pačius žemėlapius, tarp kitko irgi dirbam čia Lietuvoje dar su detaliais Rumunijos žemėlapiais ir ačiū už tai irgi Infoerai, kuri padeda mums būtent su šituo, su žemėlapių paieškom. Ir tas mygtukas reiškia, kad mums reikalinga pagalba, jeigu mes pradūrėm padangą, mes, kaip jau ten pasakojam, turim ten priemonių, kaip judėti toliau, bet mūsų komanda mato ir ieško iš karto artimiausio susikirtimo su trasa, kur gali mus perimti ir labai greitai, tai realiai skaičiavom laiką, tai praktiškai per minutę gali pakeisti mums padangą ir mes toliau vėl važiuojam lenktyniniu režimu, vėl toliau kaunamės. O komunikacija vienam su kitu jūsų vyks kaip? Vyks labai, labai paprastai racijų.
Aha. Mes turime racijas ir į šalmą įdėtą įrangą, racijas vežame su savimi, paspaudžiam mygtuką, šnekam. Iš patirties mes jau ne pirmą kartą važiuojam su racijom ir šį kartą irgi taip pat bus. Prieš tai mes jas naudodavom labai retai. Nu, kitaip tariant, tu susikaupęs, tu važiuoji, tai šnekom nėra kada. Bet kai mes treniravomės Ukrainoje ir buvo kalnų iššūkiai ir Paulius buvo pakibęs ant kalno, tai... Supratot, kad racija dalykas geras. Tai ten racija tikrai, sakant... Įsivaizduok, Antanai, tokią situaciją, ne, kai tu stovi kalno šlaite, nuspaudęs visus įmanomus stabdžius. Ir vienintelis dalykas, ką tu gali padaryti, tai švelniai keldamas ranką, nuspausti racijos mygtuką ir pasakyti, Chebra, padėkit. Nes visais kitais, žinai, visom kitom galūnėm tu spaudi stabdį, nes, žinai, gali baigtis liūdnai. Taip. Gerai, kalbant apie tą techninį pasiruošimą, čia net ir išnekėjome, jog važiuoja 5 autobusiukai, ar ne? 4 autobusiukai ir lengvoji. Taip. Kiek, ko ten yra? Na, ką jūs ten vežatės, be to, kad be pagrindinių dalykų motociklai, matyt, kad... Važiuoja 4 surinkti keturračiai ir 1,5 išrinkto keturračiai. Ant dalių, kaip sakoma. Taip, bendrais bruožais. Čia tas verslo planas Rumunijoje. Taip, tai čia va, ką Paulius minėjo prieš tai, kad eitų pas mus, tai aišku, mes įvertinsim tą detalę, ar bus reikalinga mums ar ne, bet kuriuo atveju pagelbėti ir kitiem. Mes esame visi konkurentai ir varžovai trasoj. Ta prasme, su visais. Kol vyksta varžybos. Taip, kol vyksta varžybos, kai tik tai, kaip sakant, tos dienos važiavimas baigėsi, bivakė, mes esame visi tikrai draugai, bičiuliai ir viens kitam pasiruošę padėti, jeigu trasoj prieš tai neįvyko tam tikrų žaibų. Kas tikėkimės nebus to. Ne, tikėkimės nebus, žinai, tie visi žaibai paskui bivakė baigėsi draugiškais rankos paspaudimais ir vienaip ar kitaip mes tą situaciją išsiaiškinam, o jeigu nesiaiškini, dar turi sekančią dieną, kur gali sudėlioti taškus, kas yra kas. Kokias problemas galės įspręsti jūsų mechanikai? Na, yra kažkokios lubos, ko jau šito jie nepadarys? Ar irgi tai sprendžia eurai ir viskas? Geras klausimas. Lubos, na, su mūsų auksinių rankų turėtojais, tai net sunku turbūt pasakyti. Nėra tokios. Turbūt nėra. Manau, kad spręs. Variklis. Vienintelis. Dalykas turbūt. Jeigu rasim dalių, mes padarysim ir variklį. Žiūrėkit, Benediktui nepasisekė, ar ne, Dakare sankabos gedimas. Taip. Rimtas remontas. Jūs su šitų dalykų susitvarkytumėt? Taip, manau, Ta prasme, tas mūsų varomasis diržas, kuris tenais veikia. Linkęs trūkti, gal karts nuo karto. Jo, jisai gali. Jeigu tam tikrose vietose padarai klaidų, padegini diržą ir jisai plyšta, jo pakeitimas vyksta labai greitai. Žinoma, jeigu pas mus subirės greičių dėžė važiuojant, tai trasoje greičių dėžės atstatyti vargu ar mes galėsime. Nors negali žinoti, gal ir galėsim. Bet turiu omenyje, mes bet kuriuo atveju finišuosim. Nebent gali įvykti kažkoks tai jau toks dalykas, kad ten trauma, kuri neleistų toliau važiuoti. Iš techninės pusės, kaip sakant, mes pasiruošę beveik viskam. Beveik tai, sakau, motoras turbūt yra vienintelis dalykas, kuris dar, gali taip būt. sakant, gal, sakykim, taip tiesiogiai neliesta sritis, į kurią taip nelindom, bet mūsų mechanikai tikrai yra motorus matę ir ardę, tai galėtume išspręsti ir tą problemą su reikalingom detalėm. Jo, bet iš visų startuojančių, ar ne, finišą pasiekia pusę jūsų klasėje. Taip. Kas jiems nutinka? Pasiruošimas. Tiesiog fiziškai nebeištempia. Ir fizinis pasiruošimas, tai lūžta ir technika, ir žmogus. Du dalykai atsitinka. Tai jeigu lūžta technika ir tu nepasiruošęs jos remontuoti, neturi detalių, neturi įrankių ir neturi galų gale psichologinio nusiteikimo tą daryti, tada tu pasiduodi ir tu pasitrauki iš varžybų. Jo, Paulius matė labai gerą pavyzdį praeitais metais, kai važiavo ir pačią pirmą dieną užkilus ant pirmo kalno stovėjo su keturratis su suplyšusiu diržu ir tą dieną baigė varžybas. Tiesiog, nes neturėjo diržo, neturėjo... O mums tas gedimas, čia yra, kaip sakant,
Mums realiai supranti, ar padangą pradūrusią suremontuoti, ar pakeisti diržą yra vienodo sudėtingumo gedimas. O ten, pabaigsiu, buvo stiprus važiuotojas, vengras, kuris tą dieną visiškai pasidavė ir sustojo, laukė savo draugų, kad jį tiesiog evakuotų. Nors tai buvo, tikrai mūsų akim žiūrint, tai lūžo žmogus šiuo atveju kartu su diržu. Iš principo jis tą dieną pasidavė, taip sakyčiau. Kalbant apie padangas, mes jau esam kalbėję prieš tai laidose, kad jos yra ten kelias sluoksnės, bet jūs dar sugalvojo tokį fintą, nežinau, kurį pasiskolinat iš tų pačių rumunų, aš pasižiūrėjau video, įdomu iš tikrųjų, papasakokit, ką jis padarė su tom padangom? Taip, mes nusprendėm paremti Lietuvos plaukimo sportininkus kaip žinia, sekas, ir įsigyti daug plaukimo lazdų. Tokie, jas tarvane bananais beros, jei neklystu. Taip. Bananai, kad įsivaizduoti, jie naudojamis tos lazdos mokinantis plaukti. Ir mes tiesiog tas lazdas išmontavom savo padangas ir jų vidų standžiai pridėjom, įspaudėm tas lazdas, suformuodami tokios uždarus žiedus. Tai principė galima būtų taip net ir važiuoti, jų nepripūtus. Taip. Iš esmės taip. Avariniu režimu galima būtų tai važiuoti. Mes dar to nesam išbandę, galbūt kažkada reikėtų tiesiog išleisti orą ir prabandyti važiuoti. Tik spėjam, kad ilgai važiuojant užkaistų tenais tie bananai ir jie pradėtų, irti, trupėti ar panašiai. Tai. Bet avariniam važiavimui mes taip manom, kokiu 30-50 km tikrai jie gelbėtų, o tie 350 km ten trasoje kalnuose yra tikrai pakankamas atstumas, kad pasiekti finišą. Ar esat skaičiavę, kad ar ne per sezoną treniruotės kažkokios varžybos, kiek tų padangų prisireikia vienam motociklui? Žinai, Antanai, mes skaičiuojam, bet žmonom nesakom. Gerai, Gerai. Kaip šiandien, brangioji, žinok, vėl nieko nepradūriau. Tik tai sidabrinis servizas dingo iš sekcijos. Svarbiausias momentas, kad keturatis būtų su vienu komplektu padangų. O koks jisai tenais yra, tai žino tik taip detalių tiekėjas, tai M-dalis LT. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim, pokalbio pratęsim. Aš tai taip, smagiai nusiteikę, mes judami priekiai, turim 24 minutės jau po 13 valandos ir tik dabar prisijungusiems aš noriu priminti, jog mes kalbame apie sunkiausios Europoje keturačių varžybas vyksiančias Rumunijoje, jau faktiškai vos ne ant dienų. Hunt the Wolf arba Vilko medžioklė, labai gražus kodinis pavadinimas ir šiandieną pas mus svečiuose ATV Fanai Racing Team. Dalis komandos, Paulius ir Antanas, mes dar nepristatėme kitų likusiųjų, kažkaip, kad būtume visi lygus ir vienodi, tai reikėtų ir kitą dalį komandos kažkaip paviešinti. Jo, praeitą kartą didžiąją dalį komandos paminėjome, bet pamiršome, ko ne turbūt, aišku, nėra svarbiausia, kiekviena dalis yra svarbiausia, bet jeigu žmogus yra alkanas, jisai yra piktas. Taip. Tai mes turime komandoje Arną, jisai rūpinasi kalorijom, energija, gera nuotaika. Taip, tai Arnai, ačiū to labai. Ir dar turime komandą Promo Teamą. Promo Teamas iš esmės tai yra video komanda, kuri važiuoja kartu su mumis, jinai gyvena savo atskirą gyvenimą, jinai filmuos apskritai, montuos ir ruoš siužetus, reportažus iš varžybų ir apie mus lygiai taip pat. Per dieną jie turi 2, kaip sakant, darbus atlikti. Bendrai ir apie Lietuvą. Tai čia dar 4 žmonių komanda, ar 5. 4 beros. Jie važiuos atskirai su lengvu automobiliu ir... Taip, viskas prasidėjo nuo to, kad mes galvojom, kad galbūt verta paimti žmogų, kuris, šiek tiek iš šono, mūsų pastebėtų, nes kitą kartą per tom įkarštyje varžybo, tu kažkokius momentus praleidi, paskui tik pagalvoji, kad gal būtų gerai tą įamžinti, aną įamžinti, galų gale priešininkus pafilmuoti. Tai prasidėjo nuo idėjos turėti vieną žmogų, išsirituliojo į to, kad mes tą žmogų radom ir paskui visą... Rado dar kitus. Radom kitus ir paskui dar pardavėm viską rumunams su visu, kad dirbtų ir visai bendrai šitas varžybas nušviestų. Jo, kitaip tariant, lietuviai filmuos tas varžybas, visa komanda. Aš manau, kad tai yra didelis pasiekimas. Visa medžiaga oficialiai iš tų varžybų, tie visi traileriai ten ir panašiai, dienų reportažai ir bendras filmukas bus skrinai lietuvių komandos darbas. Tai tuom irgi džiaugiamės, kad jau mes tenais ir juos, taip sakant, prastumėm, kad lietuviai galėtų rodytis Europai. Dar vienas įdomus dalykas, apie kuriuos taip pat esam kalbėję, jog organizatoriai padarė trasą, ją padaro ir viskas. Ir nevyksta jokie tikrinimo darbai, nevyksta kažkokie pravažiavimai ir starto metu gali laukti nemenkų siurprizų.
Taip, čia jau būtent šitų varžybų ypatumas ir yra, kad trasos būna suformuojamas savaitę, o tai ir dar anksčiau negu varžybų startas. O kaip žinia, gamta, taip sakant, daro savo. Kalnai, tai akmenys, vėjai, virstantis medžiai, nuošliaužos, nežinia, kas gali atsitikti trasoj. Ir organizatorius netikrina tų trasų prieš startą, išvakarėse jis jų nevažiuoja, tai jau jis duoda startą ir jau sportininkų yra rūpestis. Kapanokis pats, taip. Kapanokis pats, taip. Tu tiesiog turi laikytis duoto kolidoriaus 100 metrų į vieną pusę, 100 metrų į kitą. Ir kaip tu įveiksi atsiradusi netikėtai kliūtį, visiems užduotis vienoda. Ar jūs kooperuositės ir nešitės motociklą ant rankų, ar jūs po vieną kapstysitės, čia jau yra jūsų dalyvaujančių varžybose bėdos. Ar kažkokia jau aiškėja, kaip važiuosit, kokia trasa laukia? Preliminarus maršrutai yra iš organizatoriaus. Šiais metais persikėlė varžybos į visiškai naują vietą. Tai yra ir privalumų, ir tam tikrų trūkumų. Privalumas tas, kad trasos visiškai naujos visiems dalyviam. O trūkumai tie, kad nebus jokių vėžių. Kad tu nieko nematysi ir žinant jų trasų darimo ypatumus, kaip mes jau ir kalbėjome. Jis nežymė jų visiškai. Visiškai jokių žymėjimų nėra, tiesiog tau yra juosta navigatorija ir tu turi pagal tą liniją laikytis ir viskas. Gali būti kalno pakilimas tarp medžių, vinguriuok, jokio takelio, nei žvėries, nei žmogaus ten gali nebūti. Tiesiog tau reikia važiuoti laikantis nurodymų navigacijai. Aš labai tikiuosi, kad tas GPS trekinimas padės ir sužais tikrai teisingai šitoj vietoj. Na, tikimės ir mes. Čia kaip kiekvienas lenktynininkas turi tam tikrų savo ypatumų ir gebėjimų vienoje vietoje būti geresnis, kitoje vietoje prastesnis. Tai šnekant bendrai apie lietuvius, tai taip, apie mūsų komandą ir žiūrint į konkurencinį pranašumą. Taip. Tai turbūt būtent navigavimas tai yra ta vieta, kur mes turime konkurencinį pranašumą. Kitas konkurencinis pranašumas tai yra pievos tiesiosios su mažais tramplinais, kur mes tikrai mokame važiuoti velniškai greitai ir ilgai velniškai greitai. Bet yra vienas niuansas. Tokių bus nedaug. Tokių vietų nebus. Ai, nebus visai. Kas bus sunkiausia tada? Kuri trasos vieta gali būti sunkiausia veikima? Kur jūs nelabai gal ir išeis gerai pavaryti? Minusas. Taip, tai yra minusas, važiuojant mūsų minusas yra minusas. Jo, mūsų minusas yra minusas. Tai čia, kai yra šlaitas, pabandykite įsivaizduoti šlaitas ir ant to šlaito jums reikia važiuoti to šlaitu ir ant to šlaito yra dar kliūtis. Tai yra apvirtimo pavojus. Akmuo, rastas ir dar ant šlaito tu turi įveikti kliūtį. Tai tose vietose mes esam tikrai nestipriausi ir tai bus mūsų Achilo kulnas, bet mes tikrai jį įveiksim. Ir tokių bus. Tikrai tokių bus. Jeigu pievų nebus, tai tokių bus. Tikrai taip. Jo, bet yra kiti pranašumai, kai reikės kilti kalną ir ant kalno bus medis arba akmenės, tai šitoje vietoje mes turime prošvaisos pranašumą, mūsų motociklai yra aukštesni, jie paruošti tokiam trialui labiau, tai toje vietoje mes nugalėsime. Tikiuosi. Bent jau tose kliūtyse turėsim pranašumą, okei. Bet ar kurios dienos bus koks maršrutas, mes to nežinom ir tai sužinosime tik tai jau vakare, kokiu kliūčių buvo daugiau, ar važiavimas šlaitu, ar daugiau akmenų ir nusileidimų bei pakilimų. Tai čia kol kas organizatorius įmeta vieną kitą video apie trasos paruošimą. Bet jie neramina labai kažkaip. Taip. Keletą video tokio nerimo įnešė. Taip. Įneša. Iš tiesų, jo, tai tik tai vėlgi ramini save tuom, kad galbūt kamera buvo ne taip pastatyta, žinai, gal čia... Gal nenuotaiko žiūrėjau? Gal taip, gal nenuotaiko žiūrėjau. Bet mes esam kalbėję ar ne apie jų ambicijas organizatorių, kad vilką pagautų vienas žmogus, vienas motociklininkas, kiti tiesiog atkristų. Taip, organizatorius per vieną iš briefingų pasakė, kad, džiaugsminga žinia tai, kad čia Extreme klasė labiau adresuota, bet kiek kalbėjom su jau daug metų važiuojančiais šitose varžybose dalyviais, kiekvienais metais
crossover, būtent mūsų klasės trasa sunkėja ir vis labiau artėja prie ekstremo. Sako, tai, ką mes važiavom pernai, prieš kokius 2 metus buvo extreme klasė, dabar jau yra crossover. Nu, viskas tobulėja, ir technika, ir vairavimo technika, ir žmonės, ir važiuotojai. Todėl organizatorius atitinkamai tą kartelę kelia į viršų. Galutinis sąrašas jau yra, ar neaiškus, kiek važiuoja dalyvių, ar dar jis yra pildomas? Yra iš principo sąrašas, jisai pastoviai atnaujinamas, bet bent jau aš tai dabar jau esu tokioj stadijoje, kai jau nebesiblaškau, 10 ten, ką jo, iš tiesų taip, žinai, yra dalyvių mūsų klasėje apie gal berot 70. Apie 70. Šitoje vietoje galbūt labiau džiugina ne kiek dalyvių yra, o apskritai geografija, iš kokių šalių atvažiavę. Jo, nes vis dėlto tai yra pažintis ir tai yra daugiau vėliavų ir labai džiaugiamės, kad ir Lietuvos vėliava ten kabės, tai vieni iš jų galiu vardinti, tai yra Italija, Vokietija, Švedija, Lenkija, Amerika, Anglija, Italija, Prancūzija, Čekija, Rumunija, Serbija, Rusija, Vengrija, Estija. Mes pasigėdom biškį Latvijos sportininkų. Pernai buvo vienoje klasėje važiuoja Latvijai, bet ne mūsų klasėje. Yra Latvija? Taip. Ir Latvija, jo, bet jų buvo praeitais metais daugiau beros, ne? Atsikando gal, jiem pasirodė per sunku. Bet jie atvažiavo, taip sakant, pačilinti. Jie atvažiavo savo ramiai, jie važiuoja grupelėm, jie žiūrisi ten gamtovaizdžius, pasifilmuoja ten, Tai važiuoja tokia kitoje klasėje, ne? Toks relaksas. Jie įjungia tokį atsipalaidavimo režimą ir jie šitose varžybose, taip sakant, ieško malonumo, tokio pravažiavimo kalnais grinai. Čia lygiai taip pat kaip ir kiekvienose varžybose galima važiuoti skirtingiam tikslam, sudalyvauti, paturėti kitokias atostogas arba siekti kažkokių tai tikslų, ambicijų savęs ir komandos ir taip toliau. Tai mūsų tikslai tai yra tikrai nepamatyti Rumuniją ir tikrai nesudalyvauti. Mūsų tikslai yra kaip įmanoma geriau pasirodyti su visais tais resursais, kuriuos mes turime. Lygiai taip pat Dakare važiuoja nemažai ir turisto yra klasė Dakaro varžybose. Bet apie juos net nieks nešneka. Ar yra kažkokie jau prognozuojami lyderiai, kurie turi daug ambicijų, gal net daugiau negu jūs, kuriem jau gal kabina medalius? Mūsų klasėje tai sakyčiau, kad sunku nuspėti tokius lyderius, nes labai iš daug nežinomųjų susideda bendras paveikslas, bendras rezultatas, o extreme klasiai tai taip, kova bus išties aštri ir sakyčiau žiauri, tai tie patys amerikiečiai, pernai dalyvavęs ir lipęs pernai metų nugalėtojų ant kulnų Rumunui šiemet įkalbino dar keletą savo kolegų. Tie konteinerių jau anksčiau jie nuomavosi motociklus šitom varžybom, dabar plukdo turbūt atplaukęs savus motociklus per Atlantą, būtent šitom varžybom. Tai amerikiečiai, toliau prancūzų stipri, ten, kaip jie vardina, rinktinė berods, ne? Anglijos rinktinė. Yeah. O prancūzų šiaip tokia komanda, tai iš tiesų atsiras tokių veidų, kur, mes čia net nematė ir juos vien pamatyti ir padaryti selfie su jais jau bus mums įdomu, jau mes klubo būstiniai turėsim gerų nuotraukų. Ko jie darys? Taip, čia grįžtamas ryšys. Realiausia, kad jie su mūsų mechanikais tą darys, nes jau kas yra stiprus pas mus, tai mechanikų, taip sakant, bazė ir parkas. Saugokit ir mylėkit. Saugosim ir mylėsim. Jeigu mes jau po truputėlį mūsų laikas senka, dar apie rėmėjus kalbant, Antanas išvardino įmonės, tikrai ačiū joms už tai, kurios mums padėjo ruošintis šių metų mūsų didžiausiam iššūkiai. Bet aš noriu paminėti mūsų pagrindinius rėmėjus, tai mūsų šeimas. Antanas linkčioje pritarė čia. Iš tiesų tai didelis dėkui visų mūsų šeimoms, tai žmonoms, draugiams, visiems artimiesiems ir draugams už tą palaikymą, kurį mes gaunam, kad suteikia mums galimybę ruoštis, kad mes galime tai daryti tikrai atsidėję šitam mūsų pagrindiniam projektui ir kitą kartą kažko nepadaryti namie. Tai pasižadam grįžę visus nenuveiktus
ir pažadėtus darbus padaryti. Tai aišku, kad čia pavasaris, vasaros darbai. Klausimas, Pauliau, tu žadi nuo savęs, ar dabar kiekvienas jau turės? Visi mes kartu ir paprašė mane ištransliuoti šitą mintį. Taip, jo, ačiū. Tai buvo, taip, iš tiesų turbūt pasinėrus į tas varžybas, biškai pamiršti savo svarbiausius dalykus, bet mes tikrai prie jų grįšime iš karto po balandžio 11 dienos, kai tik tai pasieksime Lietuvą ir iš karto būsime apkabinti, šiltai pamaitinti. Taip. Kalbant apie tai, kad mes informuosime, matyt, kaip jums sekasi, kur bus dar galima sekti informaciją apie jūsų 1, 2, 3 dienos iššūkius? Jo, tai karščiausios naujienos kiekvieną rytą bus radio stoties kelyje. Taip, mes informuosime, kalbėsimės gyvai, online, kaip kas, ką matome, kaip važiuojame, kaip sekasi. Toliau mūsų informaciniai rėmėjai tai yra 15 minučių, tai jie kiekvieną dieną skelbs straipsnį, video, foto medžiagą ir dalykai, kuriuos nepaminės 15 minučių ir kuriuos paminės 15 minučių, jūs rasite mūsų Facebooko paskyroje TV Fanai Racing Team, tai kviečiame jūs prisijungti, sekti, rašyti, komentuoti ir apskritai susipažinti su šito sportu. O visi, kas sėdi prie teliko, tai visą savaitę galės mus stebėti per Sport 1, tai yra tarpuose, tarp laidų bus įdėti mūsų nuotykiai, mūsų video apie tai, kas, kaip ir kodėl ten vyksta. Iš esmės mes tenksimės tikrai pernešti kuo daugiau informacijos, kuo daugiau nuotaikos ir ne tik tai, kas yra kadre, bet ir tai, kas yra už kadro, nes tai, kas yra už kadro, ta virtuvė ne tik mūsų, bet ir kitų sportininkų labai įdomu, nes visi žiūri į kitas šalis, wow, Švedija, Anglija, Prancūzija, didingos šalis, bet kiekvienas turi atstovauti ne tik savo, bet ir šaliai ir atrodyti tą visą vaizdą, tą visą virtuvę. Tai mes pažiūrėsime, kaip kiti yra pasiruošę ir tikrai jums tai pateiksime ir parodysim, nes mes esam pasiruošę. Taip pat važiuoja dar ir kiti sportininkai iš Lietuvos 2 klasėse. Tai yra SSV ir tai yra Extreme klasiai. Jie irgi ruošiasi. Mes su jais komunikuojam, bendraujam viens kitam, tikrai padėsime. Ir tas apskritai Lietuvos, kaip sakant, bivako plotas, jisai bus didelis. Liuks. Ar didžiausias? Čia klausimas. Tai mes jums parodysim. Išplėsite, jeigu ką. Važiuosit, žiūrit, mažesnis, oba didesnį iš karto. Viskas. Ir pabaigai vienas iš pagrindinių klausimų, kurį aišku reikėjo užduoti nuo pačių pradžių. Kokios planuojamos sugrįžtuvės, kur jos vyks ir kas kviečiamas? Kai buvo generalinė repeticija mūsų bivako ir palapinio, Antanai, tu ten buvai. Taip. Dėl to ir klausimą sugalvojau. Taip, aš atsimenu, kaip dirbėjo rankos ne tik tavo, bet ir kitų. Tai sugrįžtuvės bus. Sugrįžtuvės bus. Dabar mes, taip sakant, tai, ką tau parodėm, tai parodėm tausodami techniką. Tai po varžybų, jeigu viskas tvarkoja, mes tau viską galėsim parodyti, netausodami nei technikos. Paulius man leistų tai padaryti. Ir tikrai pafilmuosim vaizdų tiek su jumis, tiek su kitais dalyviais, kad įsivaizduotumėt, koks tas yra malonumas važiuoti ir koks tas yra malonumas nulipti nuo keturračio. Tas antras dalykas taip pat labai svarbus. Laikom kumščius, linkim viso ko jums tik reikia. Ačiū vyrai, kad atkeliavot. Ačiū visiems radio stoties klausytojams, ačiū Antanai, ačiū visiems. Ir šeštadienį mes išjudam ir nuo tuomet prasideda mūsų nuotykiai. Va, tai buvo TV Fanai Racing Team, Paulius ir Antanas. Iki. Ačiū, iki. Ačiū visiems.